Kai investuoju, aš teikiu paskolą verslui, valstybei ir bankui. Kaipgi tai vyksta? Sakykime, įmonė planuoja gaminti naują produktą ir jai reikia kapitalo, už kurį pirktų naują gamybos liniją. Arba bankas nori steigti naują padalinį Vilniuje ir jam reikia kapitalo pastatams pirkti ar infrastruktūrai vystyti. Ar kitas pavyzdys, kai Lietuvai būtina stiprinti šalies gynybą ir jį ieško finansavimosi šaltinių. Kaip tai padaryti? Taigi, bet kuriai verslo idėjai reikia kapitalo, kuris gali būti gaunamas dviem būdais – skolintis iš banko arba skolintis iš rinkos dalyvių. Kai verslas skolinasi iš banko, ima paskolą, tai yra dviejų subjektų, dviejų rinkos dalyvių, banko ir įmonės konfidencialus susitarimas. Bet kai verslas, bankas ar valstybė skolinasi iš rinkos dalyvių, mūsų investuotojų, tai yra vieša rinkos informacija, kai besiskolinantys išleidžia vertybinius popierius, kuriuos investuotojai rinkoje pirkdami teikia savo lėšas. Taigi, iš investuotojo pusės žvelgiant, mūsų investicijos yra mūsų paskola verslui, bankui ar valstybei, kai perkame obligacijas ar akcijas. Kai aš pasidedu terminuotą indėlį komercinėme banke ir kredito unijoje, aš skolinu bankui konkrečiam terminui už fiksuotas palūkanas. Kai mes, rinkos dalyviai, perkame obligacijas, mes skoliname verslui ar valstybei obligacijos trukmės terminui už fiksuotas obligacijos palūkanas. O kai rinkos dalyviai perka akcijas, jie patys jungiasi prie verslo, prisiema verslo riziką, todėl nei konkretaus termino, nei fiksuotų garantuotų palūkanų čia nėra. Taigi, mano investicija yra mano paskola verslui, bankui ar valstybei, prisiemant riziką ir tikinti susigrąžinti paskolintus pinigus ir uždirbti papildomai. Kada mano investicija tampa pelninga? Mano investicija tampa pelninga tada, jei paskolinau verslui, valstybei ar bankui už didesnės palūkanas nei tos, kurios dabar yra rinkoje. Kitaip tariant, investicijos dažniausiai kuria vertę krentant palūkanų normoms rinkoje. Pavyzdžiui, pasidėjau 6 mėnesių indėlį už 3% palūkanas. Dabar tokios trukmės indėlio palūkanos yra 2,5%. Vadinasi, pasidėjau indėlį daug geresnėms sąlygom nei tai galėčiau padaryti dabar. Kitas pavyzdys, nusipirkau 12 mėnesių trukmės obligaciją su 4% pelningumu. Dabar tos obligacijos pelningumas nukrito yra 3,8%. Taigi, jeigu pirkčiau obligaciją, dabar aš uždirbčiau mažiau. O jei nusipirkau akcijų ir po kurio laiko palūkanų normos rinkoje nukrito, ir šiuo atveju mano investicijos vertė greičiausiai pakilo, nes verslui, kurio dalimi tapau, mažesnės palūkanos yra palankesnė aplinka skolintis ir finansuotis verslo projektus. Taigi, palūkanoms rinkoje krentant, didėja mano investicijų vertė. Kodėl rinkoje kinta palūkanos? Kas ir kodėl jas nustato? Bazinės, vienos dienos nerizikingos investicijos palūkanų normas nustato šalies centrinis bankas, nes jo pagrindinis tikslas yra kainų stabilumas. Tai yra, kuomet infliacija yra išlaikoma ties 2% riba. Kaip centriniam bankui tai pavyksta? Rinkos ekonomikoje prekių ir paslaugų kainos nusistovi ties paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Kai vartotojų optimizmas yra didelis ir jie siekia vis naujų prekių ir naujų paslaugų, jie išleidžia savo santaupas ir dažnai kreipiasi į komercinius bankus vartojimo ar nekilnojamo turto paskolų. Komerciniai bankai išduodami naujas paskolas. Vartojimas skatina, nes paskolintos lėšos yra vėl išleidžiamos vartojimui. Gyvybingas vartojimas yra puiki paskata verslui gaminti daugiau. Todėl yra kuriamos naujos darbo vietos, išmokami atlyginimai, kurie taip pat yra nukreipiami į vartojimą. Antra vertus, didelės paklausos sąlygomis verslui yra labai lengva didinti kainas ir augintis pelnus. Kylančias vartojimo kainas vartotojai reikalauja kompensuoti didesniais atlyginimais. Didesni atlyginimai kūrė papildomą paklausą. Ir verslas turi dar daugiau erdvės didinti kainas. Užsisuka
infliacijos karuselė, kai dėl kylančių kainų reikalaujama didesnio atlyginimo, o šis iššaukia dar labiau kylančias kainas. Štai šioje vietoje įsikiša Centrinis bankas ir padidina bazinės palūkanų normas. Tuomet komerciniai bankai yra priversti branginti vartojimo paskolas ir vartojimo kreditai darosi mažai patrauklus. Vartotojai ima mažiau kreditų ir vartoja mažiau. Gamintojai gamina mažiau dėl mažesnės paklausos. Jie taip pat pradeda atleidinėti žmonės iš darbo, o prarasti darbo užmokesčiai dar labiau mažina vartojimą. Ekonominis augimas traukiasi ir štai čia vėl įsikiša Centrinis bankas, sumažindamas bazinės palūkanų normas ir vėl skatindamas vartojimą ir gamybą. Taigi Centrinis bankas, siekdamas kainų ir finansinio stabilumo, nustato bazinę palūkanų normą. Bazinė palūkanų norma yra nerizikingos investicijos grąža. O kasgi yra nerizikinga investicija? Pavyzdys galėtų būti komercinio banko indėlis šalies centrinėme banke. Kodėl tokia investicija laikoma nerizikinga? Ogi todėl, kad šalies Centrinis bankas negali bankrutuoti, nes jis pats emituoja pinigus. Nuo ko dar priklauso palūkanų normos? Kiekvienos investicijos rizikai atlyginti yra taikomos skirtingos palūkanų normos. Kitaip tariant, kuo didesnė investicijos rizika, tuo didesnė rizikos premija yra pridedama prie bazinių palūkanų normų. Pavyzdžiui, 3 mėnesių trukmės 1000 eurų dydžio terminuotasis indėlis banke nėra rizikinga investicija, nes indėlis yra trumpalaikis, nedidelės sumos ir apdraustas. Taigi investuotojas negali tikėtis ženkliai didesnių palūkanų nei bazinės palūkanų normos. Tačiau už tą patį 1000 eurų nupirkta hipotetinio autoserviso išleista 10 metų trukmės obligacija jau yra daug rizikingesnė investicija, nes autoserviso verslo modelis per 10 metų laikotarpį nebūtinai išliks tvarus. Todėl investuotojas tokią obligaciją pirks tik tada, jei jos palūkanos ženkliai viršys bazinės palūkanų normas. Taigi konkrečios investicijos palūkanos priklauso nuo bazinių palūkanų normų ir nuo investicijos rizikos premijos. Kas sudaro investicijos rizikos premiją? Sudaro ją 2 dedamosios – laiko premija ir kredito premija. Laiko ir palūkanų normų priklausomybės grafikas vadinamas palūkanų normų kreive, kuri iš dalies iliustruoja posakį, kad laikas yra pinigai. Palūkanų normų kreivės grafike Y šis rodo palūkanų normas, X šis rodo laiką, o pati kreivė rodo laiko ir palūkanų normų priklausomybę. Taigi, kuo ilgesnė investicija, tuo didesnės laiko premijos investuotojas reikalauja. Kitaip tariant, kuo ilgesnis investicijos laikas, tuo didesnė yra investicijos rizika, kurią prisiema investuotojas. Kalbant apie investicijos kredito premiją, ji tiesiogiai priklauso nuo to, kokio rizikingumo verslui skolinasi vertybinio popieriaus emitentas. Vertybinio popieriaus, obligacijos ir akcijos emitentų vadiname to vertybinio popieriaus išleidėju. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausybės emituotos obligacijos kredito premija bus ženkliai mažesnė už privačios įmonės Lietuvoje emituotą obligaciją. Kodėl? Nes Lietuvos vyriausybė turi tik labai teorinę galimybę bankrutuoti ir netiduoti pasiskolintų lėšų. Tuo tarpu bet kuri privati įmonė nėra apdrausta nuo bankroto ir jei paskolintas lėšas galime prarasti pilnai arba didžiąją jų dalį. Taigi, kuo rizikingesnis vertybinio popieriaus emitento verslo modelis, tuo didesnė kredito rizikos premija yra pridedama prie bazinių palūkanų normų. Turiu klausimą, ką jūs pasirinktumėte? Ar 100 eurų dabar, ar 100 eurų po 6 mėnesių? Pasirinkus 100 eurų dabar ir juos investavę 6 mėnesiams, jūs uždirbsite palūkanas ir po 6 mėnesių turėsite daugiau pinigų, negu jums siūlomi 100 eurų. O kiekgi reikia investuoti, kad po 6 mėnesių jūs turėtumėte tą 100 eurų? Jūs turite suskaičiuoti dabarties vertę, dalindami ateities vertę tuos norimų 100 eurų iš termino ir palūkanų. Šis metodas yra vadinamas diskontavimu. Taigi 2 pinigų srautai, gaunamas dabar ir tas, kurio tikitės gauti ateityje, negali būti lyginami tiesiogiai. Juos reikia suvienodinti, abiems nustatant arba dabarties,
arba ateities vertė. Ateities vertė nustatoma dabarties vertę dauginant iš termino ir palūkanų. Norintiems labiau įsigilinti laiko ir pinigų sampratą, siūlau plačiau pasiskaityti Lietuvos banko finansinio raštingumo puslapyje. Apibendrinkime. Investicija yra paskola valstybei, bankui ar verslui, o gal verslo projektui. Taigi investuotojas skolina prisimdamas riziką ir tikėdamasi sugrąžinti investuotą kapitalą bei uždirbti palūkanas. Investicija tampa pelninga, kai paskoliname už palūkanas, kurios yra didesnės nei šiuo metu rinkoje. Kitaip tariant, krentant palūkanoms, mano investicijos vertė auga. Bazinės palūkanų normas nustato Centrinis bankas, siekdamas išlaikyti infliaciją ties 2 procentų riba. Bazinės palūkanos rodo kompensaciją už nerizikingą investiciją. Konkrečios investicijos rizika atspindi palūkanos, kurios apima bazinės palūkanas, laiko premiją ir kredito premiją. Kuo didesnės palūkanas investicija siūlo, tuo rizikingesnė investicija yra. Dabar ir ateityje generuojami piniginiai srautai nėra tapatus. Ateities vertėje yra įskaičiuotos palūkanos už konkretų laikotarpį.